Lietuvos vicečempionas ir Baltijos lygos laimėtojas Kauno Žalgiris laiko veltui neleidžia. Kauniečiai šią savaitę jau pradėjo treniruotes. Pradinėse pratybose iš pagrindinės praėjusio sezono sudėties dalyvauja Mirza Begičius, Povilas Butkevičius ir Šarūnas Vasiliauskas. Taip pat Kauno Aišiams atstovavę Žygimantas Janavičius, Vaidas Čebukaitis, Vytenis Lipkevičius, Osvaldas Matulionis ir Gediminas Žylė, bei Žalgirio Sabonio mokyklos ekipoje rungtyniavęs Mindaugas Kupšas. Первый этап длится 1 месяц. Pirmasis treniruočių etapas truks mėnesį. Dirbame kasdien, pailsime tik sekmadienį. Šeštadienį taip pat darbuojamės. Šiame etape svarbiausia bendras fizinis pasirengimas, taip pat individualus darbas su kamuoliu. Tų žaidėjų, kuriems reikia pagerinti techniką, netgi smarkiai pagerinti. Индивидуальная техника с мячами, с некоторыми игроками, которым надо прибавить, скажем, перед сезоном. И даже очень сильно прибавить, скажем. Treniruotis pradėjęs vidurio puolėjas Mirza Begičius dirbs pagal individualų planą. Vidurio puolėjui padės fizinio rengimo treneris Sigitas Kavaliauskas. Krepšininkas dar gydosi rankos traumą. Aš jau treniruojusi, todėl, kad praėjęs sezonas man nebuvo labai sėkmingas. Tikiuosi, kad šie metai bus geresni, todėl atvykau čia, kad galėčiau dirbti kartu su vaikinais ir pasiimti viską geriausio. Lengvai treniruojasi rytoj su rezervinė Lietuvos rinktinė dirbti pradėsiantis Adas Juškevičius. Jaunasis Žalgirio gynėjas jau spėjo pailsėti po sezono ir yra vėl pasiruošęs dirbti. Žinau, kad laukia 14 žaidėjų ar 13, daug mano pozicijų konkurentų. Dirbsim, stengsime parodyti kuo geriau ir laukia darbas. Kol kas ilsisi Artūras Milaknis, kapitonas Dainius Šalenga, Martynas Pocius, Mantas Kalnietis, Tadas Klimavičius, bei legionieriai Markusas Braunas, Aleksandras Čepinas bei Treivisas Watsonas. Mario Delošas treniruojasi su Kroatijos jaunimo rinktinė, o Simsanderis Venė su Estijos nacionalinė vyro ekipa. Visa Žalgirio komanda turėtų susirinkti rugpjūčio mėnesį.